Prie picos užsakiau ir česnakinio padažo. Ir ką jūs man? Nepykit dėl česnakinio, bet šiandien aš Kaune, tad viskas galima. O ieškodamas kur papietauti aptinku tokią Mama Kitchen Stories. Geras įvertinimas, graži aplinka. Na ir kainos kaip Vilniuje. Tai jaučiuosi kaip namie. Pirmiausia, ko ši vieta išsiskiria, tai personalu ir šiaip vieta labai faina. Taip, personalas labai draugiškas, o ir terasos vaizdai super. Pridėkim tai, kad jie turi Ukmergės nealkoholinio ir ko daugiau gyvenime man reikia. Ai, prisiminiau, gero maisto. Beje, smagi detalė, kad jie čia duoda įdomesnių druskų ir pipirų. Tad pradedi suprasti už ką tą kainą. Pavyzdžiui, šie šaltibarščiai 4,50. Dienos pietų pasiūlymas. Gal sakysite mažai, aš irgi taip galvojau. Bet pamaišom, paragaujam ir suprantam. Geras tirštumas, gera druskos proporcija. Šiaip mano skonio šaltibarščiai. Nepamirškime tinkamos rūgšties balanso ir bendras skonis gaunasi daugiau nei geras. O dar tos skaniai paskrūdusios bulvės. Jei atvirai, galėčiau grįžti vien dėl jų. Nu, bet tikrai, vieni geresnių šį sezoną. Tuomet ant stalo atkeliauja pica, surūkyta vištiena, šoninė, saulėje džiovintais pomidorais ir kitų gėrių. 7 eurai už 24 cm picą. 24 cm? Na, suprantat, kodėl aš buvau skeptiškas. Bet gurkšnis Ukmergės ir puolame darbus. Taip, čia nėra Napolio variantas. Tai yra tiek padas, tiek ingredientai, kurie kitokius pojūčius. O dar tas česnakinis ant stalo. Nesu tikras, bet man atrodo, kad česnakinis atsirado Kaune. Gal taip, gal ne. Bet kad jis dėrėjo prie šios picos, faktas. Ir ką jūs man? Nebijokit ir jūs jį pasiūlys. Ir man neskanu. Apibendrinant pizzą, daug ir kokybiškų ingredientų. Gal kiek Lietuvą primenantis skonis. Tad vertinant lietuviškų picų kategoriją, jie buvo tikrai puikiai. Buvo įdomi patirtis Kaune. Skanaus.